pabandysiu iš užuovės pašnekėti. Tai štai noriu jums parodyti ir savo prisiminimai taip pat, kaip atrodo namai. Šiandien paskutinę dieną, rytoj iš ryto išvažiuojam iš čia jau. Tai va, laukas, čia mūsų įėjimas toks yra, durys su skambučiu. Tada turim čia tokį gyvūnėlį. Hazė. Dekoratyvinis triušis. Nežiūri dabar. Tada turim čia visokių pribumbasų, smėlio dėžę. Tik smėlio jau nebelykė beveik. Tokia varlė. Turim terasą. Čia medeliai auga, vat žaliuoja. Ir štai čia visas laukas toks. Čia vat yra. Tuoj suskaičiuosim 1, 2, 3, 4, 8 yra didžiulės saulės baterijos ar kolektoriai. Kažkur tai dydis yra 1,5 metro ant kokių 3 kažkur. Tokį dydžio. Taip, nu kaigė pasakys. O, čia gumelė tokia. Nu, čia iš dviračio išėmė. Och to. Nu, einam toliau. Už namą pažiūrėsim, kas ten įdomaus yra. Čia yra čiuožykla. Čiuožykla, galima ant čiuožyklos užlipti. Ir yra visokių daržų gražių. Štai. Kas ten pavasarį norėjo, tai prašom, štai čia yra malūnas, indėnas, taip aigiai sako. Indėnas. Va, čia obelys žydi, kėlė žydi, braškė žydi. Buvo šalčio čia daug, iki 15 naktį spaudė prieš kelias dienas, tai greičiausiai bus nušalę čia daug kas. Va, čia dar kartą parodysim, kaip saulės kolektoriai atrodo. Ir namas čia mūsų. Iš šitos pusės yra 3 aukštų, iš kitos pusės atrodo kaip 2 aukštų. Ir čia visi tokie vat namai, jeigu matot. Labai įdomi čia padaryta. Iš tikrųjų, šlaite tokia statyba ir mum jinai ganėtinai įdomi ir patiko. Iš vienos pusės gyvenamosios, kur nėra kelio, kur nieks nevaikšto, ten daugiau aukštų, kitoje pusėje mažiau. Bang. 3 aukštai, iš kitos pusės ten yra garažas ir 2 aukštai. Tai va. Ką, iki kitų kartų, linkėjimai, viso ko geriausio. Nu dar kalnus jums parodysiu, iš tikrųjų gražu, bet su kalnais, išduosiu paslaptį, su kalnais mes nesiskirsim dar ilgai. O beje, girdisi svirpliai tokie čirpia. Kokiose džiunglėse.